Kiek jau išskrido ir išskris, ar dar sugrįžti jie išdrys į šalį, kur jų buvę darbdaviai vergais juos laikė nevertais. Jie pasiilgė šypsenų, žmonių visai jiems svetimų, tik tai alga jiems neatstos, gražios gamtos, kalbos gyvos. Labai gaila, kai draugai jau neišvažiavę. Kodėl jūs tai darot? Todėl, kad Lietuvoje neišgyvenam, elementariai neišgyvenam. Tie pinigai ir tas darbas to nestoja gimtinės ilgesio. Labai gaila, kad mes čia negalime gyventi. Graži šalis. Truputį nelabai mandagų žmonės. Nelabai mandagų žmonės. Žinokit, kai palyginus su Anglija, tai tikrai nelabai. Aš noriu grįžti į Lietuvą, bet visa ta negatyvi aplinka, не man. Туда-сюда, туда-сюда. В одно место, в другое место ходил. Вот здесь вот. А потом телефон взял, положил туда в куртку или куда, я не знаю. Потом только я отвернулся, смотрю, его уже нету. Он сразу взял, шик туда, вниз, ушел. По поводу, значит, ножа. Но у него там что-то блеснуло, ну так я сразу себе в голову ничего не понял, что такое. Так он, может быть, сам себя зарезал? Он сам себе, в живот ножом. Сам себе в живот? Да. Очень интересно. Как самурай? Ну откуда я знаю, самурай делает или... Но самураи делают, ну так и этот, наверное, так сделал. Жить хорошо в Литве или нет? Очень хорошо, кто денег имеет. А мобиляк у вас есть? Нет. Mobiliosius turbūt turi telefonus. Turim. Kodėl? Nes reikia susisiekimo. Eik tu savo. Sakykit, o ar nežemina jūsų, kad jums reikia pasilenkti, kad perskaitytumėt šitą? Деньги давай, а не фотографируешь. Pinigai tai čia. Šiandien yra ir rytoj nėra. Svarbiau turėti kažką savo, ne? Taip, taip. Jeigu tu nuskurdai, tai kaip nori, ar mirk, ar įsikapstyk, kaip nori. Lietuvoje yra tik tai viena partija su įvairiais pavadinimais. Kam priklausom? Darbo liaudžiai. Ką dirbat? Dirbu socialinį darbą. Kaip tik su žmonėm, kuriems yra sunku gyventi, padedam gyventi. Taikom, ką mūsų vyriausybė žmonėms skyrė. O kas yra nedarbo liaudis? Nedarbo liaudis, bedarbystė. Bedarbiai. Aha. Žmonės, bet jie irgi gali ateiti šiandien į šventę ir labai puikiai praleis laiką. Palaikyti dirbančių žmonės, mes jiem gal padėsim, suteiksim darbo. Visi mes darbininkai. Ta nomenklatūra kaip buvo, tai taip ir liko. Nomenklatūra tai yra tie, kurie galėdami gyvena parazitinį gyvenimą. Tai čia yra žmonių prigimtis. Не, dar kartą не. Ну как? Удалось что-нибудь продать? Не. Вот уже šitą kapitalizmas padvės su gegužės 1. Šiandien jau gegužės 2. Kaip manot, Lietuva yra Europos Sąjungos narė ar ne? Katalikų bažnyčia Lietuvoje ženkliai prisidėjo prie skatinimo, net ir balsavime, referendume pasisakyti valstybės piliečius už stojimą Europos Sąjungą. Ta diena ne vienas nepagalvojame, jog krikščioniškom vertybėm vietos nebėra, net konstitucijos preambuliai Dievui vietos nebėra. Ką švenčiat? Kada geriau buvo gyventi? Nu ir tada gerai buvo, ir dabar gerai. Kas laimės, kapitalizmas ar katalikų bažnyčia? Kapitalizmas.
Bažnyčia sako, kad tai tapo esą tokia ne gilių dvasinių patirčių išraiška, bet tiesiog tokia tarsi komercija. Nu, kodėl ta komercija ir darbiniais laikais tas pats buvo? Ką jūs darysit, pavyzdžiui, jeigu jums lieps šitus akmenis išsinešti bažnyčią? Ką darysim? Ne visigi turi tos kelis šimtus ar ten tūkstančius, kad gali sakyti man kokį kryžių atnešti. Va, gerai, ką pasakė. Vienuolyną užtenka, yra vienuolynas, ruošiasi dar bažnyčią statyti, nu tai ką, o ką dar gali padaryti? Daugiau man atrodo, kad tikrai užtenka, čiagi žmonių kalnas, sunešta žmonių. Nu tai nuo amžių buvo, taip argi atnešė nors vienas kunigas ar kas nors atnešė tą kryžių. Juk mes esame krikščioniškas kraštas. Berods pagal statistinis duomenis pasiskelbė apie 90%, kad mes esame krikščionys. Nu tai kokį čia gali būti toleravimas blogio? Pats kartais viršėt greitį ar ne? Be abejo. Tenka paviršyti, nu, saugiai, aišku, proto ribose. Kaip vertinat vairuotojų vairavimo mūsų kultūrą? Blogai. O kodėl žmonės blogai vairuoja? Labai skuba. Labai skuba. O kur jie skuba? O Dievas jo žino, mirti turbūt. O kodėl jie skuba mirti? Nes matyt labai norisi į dangų. Labai norisi į dangų? Taip, jie negalvoja, kad gali atvirkščiai būti. Aš ir atsisakiau dėl sveikatos. Bet taip norėtųsi važiuoti, Dieve mano. Norėtųsi važiuoti, o kur važiuotumėt? Aš turiu labai daug palaidotų. Taip. Visa giminė išmirė. Mano kartos ir dar kur nors. Žinokit, aš esu pats pagal specialybę istorikas, aš jums pasakysiu, kad žmonijos istorija tai yra kapinių istorija. Ir laidojimo papročiai ir laidojimo būdas. Išjunkit kamerą. Viskas aš pasakiau, aš skambinu į policiją. Nu, ką jūs man padarysit? Nieko. Jeigu jūs jau toks, tai klausimas, ar apskritai jūs turite čia laidot? Ne, neturiu! Varyk iš čia! 30 cm gylio, 1,80 m pločio. Ir čia ilsėsis mūsų prezidentai. Kaip sakė projekto vadovai, taip. Ir kaip jaučiatės? Labai puikiai. Darbas yra darbas, atlieku savo pareigą. Klausimas, ar jau bus verti dar? Tai jau verti, jau daro. Čia kaip reikia savo darbą, jau kaip vos nežinau, faraonai savo pasistatydavo. Taip, na ne taip, kitas gal nebus vertas to dalyko. Vis tik tiek, kad yra prezidentas buvo. Iš praeities stiprybę semiam, valdovų rūmus pasistatėm. Nors tik nutuokiam, kaip atrodė, milijonus kai kas užuodė. O čia jau negalima? Nu ne, gal reiktų suderinti, kas dalykus kalba. Jokį muziejų atėjus šiaip tai irgi negali fotografuoti, kur norit ir ką norit. Čia yra muziejus? Taip, bus muziejus. Nesvarbu, tai yra statybvietė. Statybvietė? Taip. Jis labai negražiai elgiasi. O stadiono nepastatom. Kasmet su išgąsčiu pamatom, kad jame tilptų tiek žiūrovų, kiek emigruoja savo noru. Šiame muziejui dirba nuteistieji. Administracija juk visko čia nespėja. Paukšteliais jie užsiminėja. Tai jūs jį išgelbėjot? Jo. Tai jūsų rankose Lietuvos vaikai? Taip. Atsargus, bet šiaip susikalbam. Labai taikus, nesikandžia, nesikapoja, labai šaunuolis. Pasisveikina, matot, pakalena, kaip aš jį pasiimu. Va. Sakykit, tai žiūri jūsų kaip į žmonės ar nežiūri? Ką? Nėra taip blogai, kaip sakant. Kai ten
už kitos tvoros. Kaip manot, kodėl vat lietuviai myli gyvūnus, o vat kitų lietuvių nelabai? Suprantat, nežinau. Kur žmogus patenkintas, kuris turi kažką, tai jis visai kitoks ir jis bendrauja, jam nuotaika, šypsena ir viskas. O kuris biednas, ko jam šypsoti? Kad galą su galu čia subrė. Staliną reikia. Čia menkas juokas. O kodėl? Buvo visi lygus. Pasakykit o pats požiūris į nuteistuosius. Ką aš galiu pasakyti? Čia nuo tokio dalyko nėra nei vienas žmogus apsaugotas nuo tokio, daleiskim, nuo kalėjimo. Prižiūrėtas irgi jis negali žinoti, kada jis pats gali įsidurti tokio vietoje. Tai paprasčiausiai reikalingas žmogiškumas. O jie mėgsta, kai jos viršininkais vadina? Taip, tai visą laiką viršininkai. Viršininkas? Viršininką, aišku. Sėdi be nėra nei vieno makarono viršininkė. Tai čia jūsų daugiau negu šiukšlių. Tai viena pusė vis dėlto stojamės, ar? Labas rytas. Darom švarą, darom tvarką, prezidentė remia talką. Šiukšlės spiečiasi į kampą, Lietuva išvys dar kartą tvirtą prezidentės ranką. Pas mus gal didžiausia problema Lietuvoje, kad žmonės bijo atsakomybės, jie net bijo priimti bent kokį sprendimą, bet kokį sprendimą, kad tik tais nereikėtų atsakyti už tos veiksmus, dėl to kito kumščio politikos ir nori. Žmogus, kai jisai kažko bijo, jisai labai lengvai valdomas. Prisisėgat, tu laikykis abiem rankytėm už čia. Darom tvarkymosi akciją ir yra dalykas, kuris gali suvienyti žmonės, kad jie pasijustų kaip viena didelė bendruomenė. Kodėl pirštinės yra rusvos spalvos? Rusvos spalvos? Atsitiktinai. Nėra gerų blogų darbų. Yra tik pas tave arba pas tave yra smegenyse viskas gerai arba ne. Dažniausiai tie žmonės, kurie save laiko kažkokiais geresniais už kitus, tai dažniausiai yra didžiausios padarinės ir viskas. Deja, tos padarinės dažniausiai mus ir valdo. Tai tu esi valytojas revoliucionierius? Galima taip pavadinti. Jo, norėčiau būti valytojas tikrai žodžio prasme, bet visuomenės, bet... Man, pavyzdžiui, nesunku visiškai. Žinoma, žmonėms yra pikta girdėti, kaip Seimo narė, reiškia, pasipūtusi poniutė įvardina save nacionalinę vertybę. Bet visų pirma, tada aš tai sakiau juokais. Man įdomu. Aš labai didžiuojas, kad esu šitame darbe ir tai yra tikrai labai didelė tautos ir Dievo dovana. Padaryti galima labai daug. Žinoma, norisi dar daugiau, bet galimybės kokios yra, tokios yra. Aš pasipiktinau Seimo narių išreikštą nuomonę, kad reikia uždrausti spektaklį, nors jie nieks jo nematė. Tai čia fundamentalistai. Yra dalykų Lietuvoje, kurių negalima dergti. Fundamentalizmas tai čia jau iš tarybinių laikų. Niekada nėra teisinga dergtis Kristaus atvaizdą. Vyriausybės arvydas. Jūs jauna dar esate, ne? 24. 24 metai, tai senatvė, aš suprantu. Gal jums kamerą sudaužyti? Čia Lietuva iš viso durnai yra, nieks neprotestuoja, visiems viskas pofik. Pažiūrėkit, Ukrainai kokia, arba Moldavijoje, arba Rusijoje, tenai nepraeitų, ten pidaras nepraeitų, man atrodo. Pavyzdžiui... Bet jeigu Dievas sukūrė pidarą, tai kaip čia dabar yra? Dievas pidarą nesukūrė, Dievas sukūrė, jūs pats su žydras triukė esate, tai taip ir šneka. Tai įsivaizduokit, musulmoniškam pasaulyje įvykti tokią nesąmonę. Tai čia iš viso mes dabar nestovėtume, čia duobė būtų. Kodėl net 2 vėliavas užsidėjot? Prašau? Kodėl net 2 vėliavas? Kur? Žinote, vieną policijai gali nuimti. Čia yra praėjimas. Jūs nenurodinėkit mums. Tai jūs galvojat, kad aš netikėdama į Dievą jį niekinu? Kad aš vien netikėdama niekinu Dievą? Tai kur jūsų pagarba netikėtiems tada?
Dievas nepraleidžia. Leis patikrinkit ir praleiskit čia. Aš negaliu patikrinti spektaklį. Kodėl jūs nepraleidžiate? Nepraleidžia minė. Kernavos spektaklis, eikite. What the fuck is that? What the fuck is that? Kodėl tarp jaunų daugiau antiglobalistų? Nes pasaugusių kažkokia tokia yra pasaulėžiūra, po manęs nors ir tvanas, bet to jie dar pragyvena tą sovietmetį, kai visko bijo pasisakyti, galvoja, o ištrems, o čia kas nors atsitiks, mes tai to neturim savo kraujyje, tokius baimės. Prisiėdėt šūdą! Klausyk, rimtai. Vargšai, apgailėtini vargšai. Vargšai, jūs vargšai, pažiūrėkit spektaklį. Aistringas krikščioniškas spektaklis. Kunveibina į Pchenjaną. Į Pchenjaną. Čia, žinot, dykit iš čia. Nereikia užmerkti akių, nebijoti. Ir galbūt atsirasit arčiau Dievo. Aš jaučiuosi kaip mulka, nes reikia iš tikrųjų čia sprogdinti viską, o ne su plakatu stovėti. Sakykit, prašau, iš kur blogis ateina į Lietuvą? Iš užsienio. Iš užsienio? Taip. Iš kokio? Iš kokio? Iš viso pasaulio ateina blogis. Ir koks tai blogis? Kada atidarė įvažiavimus ir pradėjo eiti, narkotikus pradėjo vežti pas mus, iki šio laiko nebuvo. O kaip dėl homoseksualumo ir... Irgi iš užsienio. Prieš 30 metų, jeigu vienas pasirodydavo, tai jį tiesiog muždavo su akmenimis tokius. O kaip dabar reikėtų elgtis su jais? Nu, reikėtų kovoti, bausti ir išsiųsti juos iš čia. Išsiųsti? Taip. O kur? Iš kur jie atvyko. Aš skaičiau, kad va šitame tualete iškrypėlis kažkoks buvo įlindęs pro skylę ir žiūrėjo iš apačios į žmonės, kurie daro gamtos reikalus. Taip. Iš kur jis atsirado? Iš kur? Irgi atvykėlis kažkoks tai. Čia ne Lietuvos žmogus. Tokius žmonės reikia bausti ir labai žiauriai bausti. Kaip nubaustumėte? Nes jis jau yra srutų duobėj. Areštuoti reikėtų tokį žmogų. O kaip manot, kas yra baisiau, sėdėti srutų duobėj ar areštinėje? Excuse me, we're close to please. Иди нахуй! Дурак! Okay. Хуй! Хуй! Please, don't do this. Хуй! When that thing happened, I asked my wife to ask for telephone numbers to the people who saw the incident. None of them wanted to testify because they were so afraid. And the only way that people like him succeed is when you silence society. How do you feel here in peaceful Lithuania? Well, I feel not so great at this time because I thought, you know, it's a very peaceful country. I can leave anytime I want, but you know, if you live in fear, then you're a victim. I feel that the victim is Lithuanian society because, you know, I've met a lot of people like the mafia boss, and I know that, that these people succeed when they silence you. Why is that so? Why Lithuanians do such things? That's a big question.
Kas yra eisena? Iš vis eisena yra iš esmės karinio parado atitikmuo. Tu lauki reakcijos, aišku. Ir džiaugies tą reakciją. Aš negaliu pasakyti, jeigu pasigaunat gatvėje kokį asilą nusiskutusi galvą, jūs visi manot, kad aš kažkodėl už jį esu atsakingas. Aš matau pasaulį, aš taip pat žiūriu plačiai, aš žiūriu globaliai. Va, Vengrija, labai myliu Vengriją. Lankaus tenai, va jūs tenai, tai turėtumėt ko bijoti. Šalis išsirinko tokią valdžią, kuri truputėlį prieš globalų kapitalą pasišiaušia. Ir ką mes matom, visam pasauliu prasidėjo tokia kampanija, kad neįmanoma atsilaikyti tokiai šaliai kaip ir Vengrija. Tai Lietuvai čia būtų, jau labiau mes neturim kietų politikų, kurie galėtų tai padaryti ir praktiškai čia yra tik drambliukų svajonis apie kažkokį kelią. Bet jeigu pasvajogim, tai taip, visos šalis atsisuka į tokį kelią, kaip tarkim turi Japonija. Это очень правильное движение, потому что Литва должна принадлежать литовцам. Новые. Но... Мы тут родились. Ну, почему? Почему? Это мы, как спутники другой расы. Sakykit, kodėl Lietuva taip sunkiai priima ES normas? Nu, aš nežinau, čia man dar atrodo, čia nuo tų Tarybų Sąjungos laikų paprasčiausiai žmonės dar pilnai nepersijungia yra ir mąstymas žmonių daugumos nepasikeitęs yra. O tas liberalizmas ir visokių tautybių privažiavimas padaro savo, kad tiesiog Prancūzijoje net būna įmuštinių visokių dalykų pamokos metu ir kaip ir pas mus, tai sijonas mokytojų padegamas. Ir už tai, kad jį grasino tuo diržu, mes 2 metus teisme ją gynėm. Ją išmetė iš darbo ir mes 2 metus gynėm. O tas inventorių daužė. Tai klausykit, nu tai kas čia dabar per tvarka? Spaudžiu. Nu, kad ir tuo pačiu tokio sutramdymas to žmogaus, aš nežinau. Aš dabar žinot, kad kadangi tik tai priėmė, tas dokumentas leidžia jau ir atskirti, sučiupti ir nuvilkti. Jau kas pajėgs, sakysim, iš tų mokytojų. Ne, čia ne prievarta yra. Gerai, normaliai jaučiuosi. Viskas atsitiko per Velykų šventės. Buvau informuota, kad yra mergaitė, kuri yra neįgali, yra kraujosrūva. Kad vaikas buvo sumuštas. Auklytė, kuri gal padarė, tai gal ir ne. Viskam reikia įrodymų. Jeigu mušė, tai dėl ko galėjo mušti? Nu, žinot, su negalia vaikas gal... Ar jie gerai taip sėdėti? Mergaitė jaučiasi gerai, jinai ir tada gerai jautėsi. Iš tikrųjų, direktorė lyg tai nežinojo, kai kurie darbuotojai nežinojo, darbuotojai, kurie turėjo fiksuoti patį tą įvykį, pamiršo lyg tai fiksuoti. Nu, toks kažkoks... Tikrai aš neturiu nieko prieš, kad buvo informuota, kažkas pirmiau informavo už mane. 3-metė serga nuo gimimo. Ji turi sunkų sutrikimą, tačiau auklytės kumštis tvirtas grąžina ją į realybę. Dideliai tokioj grupiai negali vienas žmogus dirbti, turi būti papildomas žmogus, kuris pagelbėtų. Vaikai šitoj grupiai turi vidutinę ir sunkią fizinę ir protinę negalę ir vienam žmogui pasilikti naktį yra sudėtinga. Tai aš vienareikšmiškai nekaltinčiau vien tik tai to žmogaus. Tai kiek čia kilogramų šitam vaikui? Nu, 20 gal gyvas. Rezultatas sumuštas vaikas. Nėra man priimtina pati kūdikių namų įstaigos sistema. Išplėstas be galo administracinis aparatas, o mažiau dėmesio skiriama yra vaikams ir personalui. Na, ką žinau, aš nedirbu, aš nežinau nieko. Viskas. Ačiū. Čia miršta kūdikis, kurį tėvai greičiausiai atvežė jau per vėlai. Sunki liga pakirto jį. Dalis kaimynų sako, kad tėvai kalti, nes religingi, uždari. Šeima yra ši daugiavaikė, vos duria galą su galu. Kaimynai paramos neteikia, nes jiems patiems gyvent sunку. Если бы люди хотели, они бы сами общались, так ведь? Знают, что детей много, пришли бы, спросили, может, чем помочь, правда? Я бы не отказывалась. Никогда. Так долго я не слышала. Какого общения они хотят? Так ни один из соседей вам никогда помощи никакой? Нет.
Ничего не старался делать. И вообще не надо им делать. Зачем? Ну а что соседи помогут? Где, скажите, кто кому помог? Да я их вообще не знаю. Вот ни этих, ни этих. Пусто. Все. И коты, и собаки, и лошади. Все умирают. Sveika visuomenė silpnus globoja, o serganti diskriminuoja. Štai Julija vartoja metadoną, tačiau ji adatą nulaužia ploną. Ji kojoj lieka, pradeda pūliuot ir skausmą kelia. Nors dejuok. Tačiau tos adatos ištraukti jai niekas neskuba. Palauki. Taip laukė mėnesį ne vieną, beveik pakliuvo po velėną. Kada vasario mėnesį jūs užlaužėte adatą? 28. 28, žodžiu, porą dienų prabėgo ir jūs atvažiavote. Kiekvieną dieną man žadėjo padaryti operaciją, nepadarė. Kodėl? Nu, atsit rytoj, ar darysim. Viskas, negaliu kalbėti. O tai dabar jūs jaučiate adatą viduje, ar ne? Jaučiu, nors aš prašiau tą operaciją padaryti, ne, išleišė mane. Paskui aš patekau vėl čia, kviečiau greitį. Kada paskui? Kažkur po mėnesio, nes pradėjau kraujot labai. Prie registratūros. Aš parašiau šiai dienai dar jums traumatologo konsultaciją, kad pažiūrėtų dėl jūsų tolimesnių veiksmų. O kodėl jūs filmuojat? Aš noriu pažiūrėti, kaip jūs elgiatės su pacientė. Aš labai gerai elgiuosi. Jo, tikrai? Taip. O kodėl jūs jos neoperuojat? Todėl, kad aš paskiriu, reiškia, traumatologams. Už šitą operaciją moka traumatologams. Tai ko čia mokėjimas? Per ligonių kasas moka. Gydytojau, jūs jos neoperavote, kodėl? Todėl, kad ne mūsų, mes padarėme aukščiausio lygio visus tyrimus. Taip. Bet norėčiau, kad jūs prisistatytumėte. Ačiū jums. Sveiki. Malonu. Vedėjas priėmimo skyriaus. Ačiū. Aš kaip dabar galvoju, kad jūs pas mane čia. Jo, iš pradžių lyg ir pasibėtku dabar pas jūs. Ne pas mane čia pirma. Ponas, nufilmuokit šitą poną. Va, taip pat. Kokie mus atakuoja? Jūs socialinis darbuotojas. Tvarkoj, super. Tai jinai dabar pateko į akiratį jūsų tarnybos. Ir jinai skaitosi, kad jinai perspektyvus, socialus, aktyvus ir pasveikstantis žmogus. Išnyko tik tai vienas dalykas, išimti adatą. Kaip palikimas praeito gyvenimo. Tam, kad pradėtų naują gyvenimą be svetimkūnių. Be svetimkūnių. Aplamai adata galėjo būti išimta vasario mėnesį. Svetimkūnis turi būti pašalintas. Taip, gerai. Gydytojus, bet tai kodėl nuo vasario mėnesio taip neįvyko? Aš nežinau, aš tik komentuoju. Kodėl vasario mėnesį, kas tai, jinai nebuvo turbūt mano rankose. Pirmas gydymas tai svetimkūnių pažalinimas. Jo, o kaip manote, kaip greitai tas bus atliktas? Priklauso nuo pacientės, kai tuo pačiu kraujo perpilimas, dėl to, kad reiškia labai žemas hemoglobinas, taip jis greitai pakils. Čia kanalas yra. Ai, čia kanalas. Jo, nes jie iš kitų. Ir per tą kanalą jisai susisiekia. Gerai, tai kągi, Jaruška, tada sėkmingai gulėko, mes tada pasimatysim. Man tada reikės dėl to paties metu. Gerai, sėkmės. Ačiū. Slaugytoja vietoj gliukozės suleidžia vaikui kalio dozę. Ta dozė buvo mirtina. Ligoninėje netvarka. Aš atsiprašau, bet pasakysit, kur čia yra gastroenterologijos skyrius? Gastroenterologijos skyrius kur? Administracija gudrioji apkaltint motiną sumoja. Esą vaikelio ji neprižiūrėjo, išsekęs buvęs jis kentėjo. Administracijai munduras galbūt svarbiau nei žmoniškumas. O kad įvyko tokia baisi nelaimė, tai žinot, gyvenimas yra baisiai žiaurus. Ir aš negaliu atsakyti, pavyzdžiui, už tą slaugytoją, nei vieno žodžio, nes manęs čia nebuvo. Glukozas va toks buteliukas, o pagrindas skaitykit plastikiniais. Va toks. Čia neįmanoma supainioti. Tik negalima supainioti, viena rankas jau paėmė. Nu žinot, o tai, kad kalio rado jau po to daug, tai ląstelė žuvo. Gaivino kokybiškai greitai, reanimacija atbėgo per kelias minutės. Gaivinimas buvo 100%. Atvažiavo netgi iš klinikų reanimatorių. Čia tikrai ne dėl ligoninės kaltės galėjo įvykti tokia nelaimė. Aišku ne, bet kažkokie nori direktoriaus atleidimo.
O tas direktorius jau taip nėra direktorius, jis yra laikinai paskirtas. Nu, kaip žodis, nu, išsekęs paėmė ir išsprūdo žmogui, bet jis jokių būdų negalvoja, kad tas vaikas neprižiūrėtas, ir išsekęs, kaip suprato tėvelis. Kiekvienoj darbo vietoje atsiranda klaidų. Negalima tų žmonių žudyti. Aš ją mažai pažįstu, jinai ne mano skyriaus sesutė, suprantat. Aš turiu tikėti jie iš pašalies ir kita pusė turi kažkaip tai tikėti ir to tėvo, o to tėvo čia nebuvo to mama. Taip, mama buvo. Mama buvo, mama kažkuria labai santūriai tyliai. Viskas buvo normalu, visiškai normalu. Vienintelis, kas tai buvo skysčių praradimas, ko mes ir atvažiavome į ligoninę. Aš supratau, kad gliukozė bus lašinama. Po kiek laiko atėjo budinti gydytoja, kuri perėmė mus visam savaitgaliui. Vėlgi mes tai labai maloniai pasikalbėjom, aptarėm visą tą eigą, kaip čia viskas bus. Ir po kažkiek laiko atėjo tiesiog seselė, atsinešė tuos pačius švirkštus, kuriuose buvo pritraukta kažkokio tai bespalvio skysčio. Tada mano sūnus pradėjo busti. Jis tiesiog paprašė, kad aš palaikyčiau kojytes, kad jis neišspirtų tos lėkštutės. Ir seselė tiesiog atidarė kateterį. Aš dar iš pradžių žiūrėjau, kaip jinai įbedė vieną švirkštą ir pradėjo leisti. Suleido labai nedaug ir aš matau, kad mano vaikas pradėjo lyg tai verkti. Ir tiesiog užstrigo, tarsi aš iš pradžių galvojau, kad jisai tiesiog būna taip, vaikai pradeda verkti ir praranda balsą. Bet tai buvo kelių sekundžių reikalas. Tiesiog mano vaikas sustiko, pamėlo ir sustiko. Kai sugrįžo mus Varaškevičius, gydytojas Varaškevičius, pasikvietė į savo kabinetą. Ir esant mums kabinetės pasakė, kad galimai jūsų sūnus mirė dėl to, kad buvo supainioti medikamentai ir kad tai kvepia baudžiamąją bylą. Prie procedūrinio kabineto aš mačiau, kai ta pati seselė čia kelių minučių intervalę išnešė iš mūsų palatos tuos 2 švirkštus ir pati mačiau, kaip nešėsi rankoje. Toliau sekė smūgiai viens po kito, kai gydytos vadovas pareiškė, kad aš atvežiau sūnų visiškai išsekusi. Tai buvo didelė netiesa. Sūnus jau buvo užklotas. Kaip sakau, uždainavau visas dainėles, kurias mėgau. Ir tiesiog meldžiau atleidimo. Nusišypsoti žmogui nieko nekainuoja. Ir nusišypsai ir gauni atgal šypseną. Trikdom. Iki vakaro mes galim susirinkti šūsnį tų gerų emocijų ir tikrai nebus kažkokia niūri diena, nes viskas priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų pozityvaus mąstymo. Tai nepriklauso nuo valdžios? Ne! Kuo bus daugiau tų pozityvių žmonių, tuo mažiau mes pastebėsim, kad kažkas blogo vyksta ir taip toliau. Tiesiog, kai kaimyno duris rakina nepažįstamas žmogus, tai pasiklauskim, ko jam ten reikia. Ir gal taip sumažinsim visokių negerų dalykų Lietuvoje. Paimt kaimyną už rankos, artimą savo. Tai yra patys geriausi vaistai, duoti žmogui ir tada gauni iš žmogaus ir tą šilumą dalintis. Ir čia joks kubilius čia ne prie ko. Nuo jūsų bus gera jūsų kaimynui, sekančiam kaimynui, turėsit aplinkui save gerą bendruomenę. Įsipainiojo jie tenai. Aš vis dar noriu.
Aš su guminiais nepastresiu. Na, vėl kaip žurnalistas. Aja. Labas rytas. Aš čia dirbu. Kaip gyvenimas? Blogai. Blogai, ne? A? Blogai. Iki. Viso gero. Kodėl jūs visą tai darot? Keistas klausimas. Aš noriu gyventi gražią Lietuvoje, nes myliu Lietuvą be galo. Bet čia banalybė. Ne banalybė. Kodėl? Čia yra realybė. Čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jeigu kiekvienas, kuris iš tikrųjų kalba apie tą meilę, nors truputėlį pasodintų nors vieną gėlę, tai galbūt ta Lietuva ir žydėtų. Bet jeigu vien tik tai žodžio, o mes darom, va, su pažįstama Agne, darom darbais. Sodinam, kasam, mokam pinigus, nors pačios darbo neturim. Ir vis atidėliojam, tarkim, dauguma žmonių atidėlioja, galbūt valdžia padarys, ten dar kažkas tai, bet mūsų gyvenimas prabėga, ar ne? Ir jisai keičiasi nuo to. Taigi savo darom. Savo. Mes ten kiekvieną dieną vaikštam, ar ne? Mes tai matom. The point is, in a small community you can change something. In big city nobody cares about you, and you don't care about anything, just yourself. But in here the community lives like together, literally. If you need something, then the helping hands, they're coming and coming and. When message comes, then we go. We drop everything what we have and we just go. It's a home watch. Our community decided to use a modern recycling policy. Here we put paper, here plastic, and here glass. We must throw out batteries safely, and we have a special container for this here. I work in a rescue team, and part-time job is a teaching as well. There is something in the island, the small community, sea, fishing. I can give something to community, and I get as well from the community. I think this is the most important thing. Kitas kelias tai 15 kilometrų aplinkui. Paruošta viskas, kad uždaryt grotom, išgręstos jau skylės. Kas būtų, jeigu uždarytų? Blogai. Reikia iš pradžių naują tunelį pastatyti, jau po to jau seną uždarinėti. Jums tai tikrai šito tunelio nereikia, nes galite apvažiuoti aplinkui. Tai galima važiuoti, bet to kaip žiemą. Ateina balsavimai, uždarys ir mes niekur neįkrust. Čia visi įkaitai. Kur? Dangun? O kam jums vaikščiat? Tai kaip, sėdėti namuose, ar ne? Kas yra svarbiau, žmonės ar geležinkeliai? Aišku, kad žmonės. Tai tu humanistė. Kiek jų metų? Man yra 11. O tau? Man 10. Atvažiuoji darbą ir galvoji, normaliai daėjo, nedaėjo, atsitiko, kas neatsitiko ir skambini vaikam. Kaip praėjot, normaliai, viskas gerai, ačiū Dievui. Va. Tai sakykit, ką čia darot? Tamsta, aš nusiteikęs, jums yra valdžia mūsų, prašom ten ir klausti prie stalų. Mes vykdytojai paprasti esame. Jūs paprasti vykdytojai? Tai ką vykdot? Ar jūs žinot, kad pažeidinėjat žmogaus orumo teisės? Tikrai? Žinot? Ja. Taip. Tai jūs dabar kaip žmogus čia stovite tiesiog, ne?
Сколько проплавал. Если не пойду, я вообще ослепну от глюкомы. Не буду капли принимать. Но кошки тут смогут ходить? Ну, а кошки только сходят. Больше никто. Собака и то не пойдет, только кошка еще пролезет. O kodėl kažkas turi galvoti apie senus žmonės? Kaip čia paaiškinus, dėl to, kad jie čia gyvena, jiems yra sunku. Apie juos reikia pagalvoti dėl to, kad jie gyvena, yra Lietuvos žmonės. Čia už grotų gyvenate, ten dabar grotas. Ne, jau viskas, mūsų širdys plėšia. Galbūt bandė spręsti vieną saugumo problemą, kad žmonės nevaikščiotų kanalizacijos tuneliu. Tai dabar suorganizavo dar didesnę problemą, žmonės turbūt rinksis antrą kelią, tik tada atsirasi kitoj pusėje sankasos. Kantrybė trūko, nu jau turbūt ašarų nusiplaus žmonės. Jūs tą visą suvirinimą nupjaus? O tai sakykit, jūs veidrodžio neturit? Aš be veidrodžio nešokuosiu, taip pačiu. Ir nešokuosi šiandien, ne? Ai, gal nešokuosiu, vakar šokavau. Vakar šokavot, šiandien ir taip gerai, ne? Kad čia mane kavalerių neturiu, niekam nereikalinga, sena labai. Man nedimėjai savo, kažkokia kažkokia. Туннель закрыли. Документ? Туннель закрыли. Туннель закрыли. Aš einu, man polikliniką reikia. Gerai, sėkmės. Ten Geribukienė užmušė traukinys, nu čia. Nešė anūkė ant rankų ir vaikas nuskrido ten toliau. Stuburkulis buvo lūžęs mergaitei. Jai visi viduriai trūko. Per mano gyvenimą daug žuvo žmonių. Čia neįmanoma eiti. Dabar tai žus, labai daug žmonių žus, Songerskeliu. Labai daug žus. Grotos atsirado ko gero po to, kai gyventojai pakvietė geležinkelių vadą į rugsėjo 1 šventę. Apsauga stovi, saugo sankasą viršuje, o apačioje apsaugo grotas. Čia yra netoli 200 gyventojų, 30 gal daugiau netgi vaikų. Iš kur tas mąstymas toks, vat? Kodėl su jumis taip elgiamasi? Nes niekam neįdomu, kol tai neliečia jų, kaip pačių valdininkų. Aikštelę vaikam padarė, kad vaikai žaistų, o kad į mokyklą eitų, negali padaryti praėjimą. Bet kainos tai skiriasi? Kainos tai skiriasi, bet tai vaikų auklėjimas, taigi tiesiog mūsų ateitis. Ką daryti, kad taip nebūtų? Kaip reikia pakeisti mūsų visuomenę? Kol toks žmonių mąstymas, tai tikrai nepasikeis niekas. Visi tik galvoja apie savo problemas, apie savo kišenę и viskas. 40 больше лет отработанного стажа имею, а теперь я ходить не могу, без ног осталось. То что мы уже никому не нужны стали, как зайка закрыли нас со всех сторон. Kaip to per bėgius vaikščiat? Baisoka. Baisoka? Taip. Betgi tu drąsus? Ne. Ne drąsus? Drąsus, bet per bėgius tokius vaikščiat, tai nelabai. Kur tu tolėnės? A vyra ar ta moterė? Vyra, 60 metų. Kiek? 60. Tai čia vietinis. Gerai. Gerai jaučiatės? Kaip vaikas? Gerai. Gerai, ką matėte ten viršui? Baisiai. Kiek jums moka už tokį darbą? Kokią chunę mes ten gavom? Ar Lietuva europiškėja, ar visgi jinai tokia liko tarybinė valstybė? Nu tai jo, vis geriau ir geriau tai. Vis geriau ir geriau kas? Nu, aš apie gyvenimą, apie šitą, nu kaip pasakyti. Bet tik pats sakėt, kad atlyginimas mažas. Nu, visi kinčia ir mes pakintėsim. Ar žinot, kad žmogų užmušė tenai? Dabar va ten pervažos. Nežinau nieko. Pirmas iki gyvenimo. Tai va, tik išvežė lavoną. Oi, Jėzau.
Tai kaip dėl tos nelaimės, ką galvojat? Tai aš nežinau ką. Čia vietiniai, bet nežinau ką užmušė. Tai yra mūsų jau turbūt 12 žygis. Pušiasi? Tandemas simbolizuoja šeimos vertybės. Čia mes su žmona kartu minam. Vairą aš laikau rankoje. O kas stabdė? Stabdė irgi tenka laikyti. Iš tikrųjų, Lietuva labai stipriai gražėja. Matosi ir kaip stiprėja vietos bendruomenės. Matom tikrai labai daug aktyvių bendruomenių. Bendruomenės veiklios. Bet mes viduje tai labai gerai jaučiam, kad entuziazmas tų bendruomenių lyderių jau nebedidėja. Kintų liuteronų bažnyčia praeitą žiemą paskutinį kartą buvo susirinkusi Kintų bendruomenė. Vieningai ir visiems pasakė, kad naftos gavyba Kintuose, Kintų miestelio teritorijoje negalima ir mes priešinamės ir priešinsimės tam. Štai ši čia yra vienintelė vieta Kintuose, iš kurios vietos matosi Kuršių marios, Kuršių nerija ir Pervalka. Ir būtent šitoje vietoje naftininkai nori vykdyti naftos gavybą ir gręžinius. Tai naftos gavyba gyvenvietės ribose. Nu niekur nėra tokio dalyko pasaulyje. Kintų bendruomenė jų šitai veiklai griežtai pasipriešino ir mes teismuose laimėjome šitą ginčą su naftininkais. Dabar čia yra poilsiavietė ir ilsisi Kintų ir svečių vaikai. Vienu vamzdžiu, du nemunai. Taip. O klausykit, Lochneso pabaisa praplauktų? Būtinai. Reikia tik tai surasti. Tikroji Lietuvos pabaisa – tai energetinė nelaisvė. Kiaurų namų neužkamšysim, geriau atominę statysim. Valdžia su pašai pažiūrėjo į saulę, vandenį ir vėją, valdžia paremti neskubėjo svarbios taupių namų idėjos. Kodėl jums prireikė 12 metų, kad valdžia pasisuktų į šitą pusę? Valdžia privertė Europos Sąjungą, kadangi Europos Sąjungoje visos šalis yra įsipareigoję mažinti aplinkos taršą ir gaminti daugiau energijos iš alternatyvių šaltinių. Net ši senovinė bažnyčia malonės iš dangaus nelaukė, įdiegė geoterminę sistemą ir pinigus bendruomenė sutaupė. Sakykit, jūs užsiminėte apie tai, kad nustojo vaidentis bažnyčia. Kodėl? Tai technika nauja, tiesiog dvasios nepratę. Daktarė, sakykit, o neparadoksalu, kad katalikų bažnyčia, būdama tokia, visgi konservatyvi institucija renkasi tokias modernias šildymo priemonės? Aš negalėčiau sakyti, kad bažnyčia konservatyvi. Mažoms jėgainėms teikti sąlygą sudarius, valdžia apsigalvoja, jos per geros, o verslininkai kraipo galvą, nenuoseklumas tapo norma. Kiekvieni rinkimai vis pakeičia valdžią ir ta valdžia kardinaliai keičia energetikos kryptį. Ar imtumėsi dar kartą tokio dalyko? Taip. Kodėl? Kad naudingiau būtų visai valstybei kartu. Ieškodamas vien tik naudos savo ir nei pats rasi, nei kitiems bus nuo to geriau. Tai kokia patraukli valstybė gyventi? Tokia, kokią susikursim. Tokia, kur yra stipri visuomenė, kur bendras interesas yra svarbiau už kiekvieno asmeninius interesus. Ar jūs matėt, kada koks nors valdžios vyras, kuris prisivogęs arba partija, arba jos partiniai kokie tai, kada būtų jie atitinkamai už tą nubausti? Jeigu paprastas žmogus kažką tai padarė, tai tuoj pat jis yra nulinčiuojamas, tuoj pat prikalamas prie kryžiaus su vinimis ir sudžiovinamas sauliai. Jūs mėgstat pajuokauti, kiek suprantu. Matot, bet jie nejuokauja. Jo, reikia rimtai sėdėti krėsle. Pasimokyti iš Baltarusijos, galbūt yra ko, iš Rusijos taip pat galbūt yra ko. Reikia gerą instrumentą, tik tai jeigu ką. Iš Latvijos broliukų, jie nusigyvenę turbūt dar labiau. Siūlyčiau atkreipti dėmesį daugiau į vokiečius. Toj situacijoje, kad Europos Sąjunga, kažkodėl tai jie vieni. Jie sugeba gyventi, jie sugeba dirbti, jie sugeba viską logiškai susitvarkyti ir dar kitiem padėti. Tai kaip čia yra?
Gal reikėtų iš jų ir pasimokyti. Man ašaros jau bėga, atsiprašau. Pietų Vokietijos miestelis užmigo. Čia net nebestojo jokie traukiniai. Prieš gerą 10-metį tuščias jis liko, kukavo seneliai vieni vakarais. Bendruomenė nusprendė susiimt ir žalėje energiją gamint, kad būtų saugoma gamta ir generuojama nauda. Kur akys mato ant stogų, baterijų visur gausu. Energijos sutaupę ūkį, parduoda ją gyventojai kolūkiui. Kokiam kolūkiui, ką čia šnekat? Energija laidais į tinklą teka. Bendrasis tinklas superka ją brangiai, šalies gyventojai tas išlaidas padengia. Pakinkę saulę padėjėją, bendruomenė pakinkė vėją. Įsteigė keletą bendrovių statyti vėjo jėgaines panoro, bet investuoti neleido svetimiems, kad pelnas liktų tik saviems. Turistai iš rajonų greitimų norėtų bokštų panašių. Jiems verslo modelis patinka. Turistus myli šeimininkai. Į mero biurą atsigrūdo štai delegacija net iš Bermudų. Juokauju žinoma šiek tiek. Filipiniečiams reik padėti. Labiausiai domina juos vištos, kurios po gardą laksto linksmos, o kai praalksta, tai sugrįžta kiaušinių dėti į savo lizdą. Nors peizažu jie nesidomi, garde galvijai meiliai stovi. Erdvu, šviesu ir šieno daug. Gali žiemos ramiai sau laukt. Šienelis kvepia kaip medus. Gal ši panelė neuždus? Šis vyras turi rimtą ūkį. Bioreaktorių prižiūri. Čia silosas ir mėšlas pūva, į talpyklas metanas rūva. Taip dujos virsta šiluma, taip mėšlas tapo pažanga. Ir dujos vėliai burbuliuoja, net 4 stotys taip gyvuoja. Sutvarkę saulę, mėšlą, orą, kaimiečiai vandenį doroja. Pastatė valymo stotelę ir nebereikia chemikalų. Nutekamuosius tai pravalę, jie dumblą į pelkyną drebia. Po to tą dumblą jie iškuopia, landšaftą to dumblų formuoja. Miestelis tapo patrauklus. Jaunimas grįžo į namus. Yra kur mokytis, kur dirbti, vaikų darželis kviečia gimti. Čia vaikšto 20 vaikų. Kiekvienas jaučiasi svarbus. Net jeigu vaikas ir norėtų, tai susižeisti negalėtų. It's a very new building and very nice rooms and decoration, and we are really privileged to use these rooms for our kids, and we are very happy for parents and kids. Čia grindį šiltos dideli langai ir kriauklės čia ne per aukštai. All together it's 2 groups. And 10 in one group and 11 in the other group. Is it expensive to put the child into your care? It depends what age your child is. 3, 2, 1, go! Miestelis greitas ir pašėlęs, jis naudą gauna iš idėjos. Bendruomenė išties turtėja, skolų neturi, investuoja, energijos jį pagamina 3 kart daugiau nei suvartoja. Bet štai ir finišo tiesioji. Net išvažiuoti nesinori. Plyteles, kurias dar galima kažkur panaudoti, būtų klaida jas tiesiog išmesti. Buvo labai daug skeptikų, kurie galvojo, kad iš vis įgyvendinti Lietuvoje tokį projektą yra neįmanoma. Su vienu iš ministrų teko susisporinti iš viskio dėžės, kad tai bus tokio ilgio trasa su tokiom technologijom, tai buvo sunku patikėti. Manau, kad pesimizmas ir pasyvumas tai yra pati didžiausia žala mūsų bendruomeniai, tas stabdis judėjimui į priekį. Na, galima būtų turbūt sakyti, kad jau mes neskendome, o buvome nuskendę ir reanimacija ji buvo padaryta teisingai. Nieko. Ačiū už palaiminimą, galim pradėti aplaistyti. Tai jau palaistyt? Negi aš dabar čia pradėsiu kalbėti apie tvirtą žodį, tvirtą ranką ir tvirtą sprandą. Su skandinavais teko bendrauti. Su bendruomenė 5 metus sprendė, kur padaryti pėsčiųjų tiltą per geležinkelio bėgius. Druskininkuose toks sprendimas būtų priimtas per 10-15 minučių išklausius visų ekspertų ir specialistų nuomonių.
ir bendruomeniai būtų pateikta, kad šitas tiltas turi stovėti būtent ten, dėl to ir dėl to. Na ir klausimai. Sako, nuo patrioto iki idioto vienas žingsnis, bet kažkas tai turi kažką daryti. Užmiršti priešus, jų neprisigalvoti naujų. Greičiau. Baigti dairytis atgal ir judėti į priekį. Mažiau politikos, o daugiau konkrečių darbų. Lietuvoje rinkos nėra, jeigu jos norint panaudoti, reikia išeiti į visą pasaulį. Tai tiesiog gyvenimas taip ir privertė. Atradom pradžioje Japonus, po to išėjom į Ameriką, Jungtinės valstijas. Kuo ypatingas tas lazeris, prie kurio jūs priėjote? Na, vienas iš jo pritaikymų yra Žemės palydovų orbitų sekimas. Jūs esate akivaizdus sėkmės pavyzdys Lietuvoje. Tai kaip išgelbėta Lietuvą? Nereikia jos gelbėti. Gyvenate Lietuvą ir gyvens. Sakykit, kas išgelbės Lietuvą? Dievulis, jeigu melsimės. Lietuva juda į priekį ir rodo galimybės būti aukštųjų technologijų šalimi. Ką mes čia padarėme? Mes pastatėm tikrai mokslo centrą, kuris vystys taikomas technologijas, kuris dirbs ir darys darbus užsakomosius įvairiems pasaulio farmacinėms kompanijoms. Lietuva yra Europos bendrijos, Europos Sąjungos narė ir gaunam iš to tikrai nemažai pačios įvairiausios naudos, nuo geopolitinės iki labai praktinės ir finansinės. Gaunamą naudą dedam į labai tvirtus, sėkmingos Lietuvos, modernios Lietuvos, gebančios globaliai konkuruoti ateities pamatus. O jis tikrai rašo? Premjerą, matėt, kokį suradau parke? Aš jau žiūriu senatą. Žinokit, man padovanoti, tikrai nepirka. Nežinau, jūs rašot parke? Aš kažkodėl vis man baigėsi raštalas ir aš numetu į stalčių ir baigėsi. Neberašo. Viskas baigėsi. Premjerė, einam, kada čia, ministrui prašai. Kaip manot, kaip Lietuvai pasiekti progresą? Neįsivaizduoju. Nedalyvauju turbūt aš tame progrese. This is maybe where I would fit in, and I did. Everything about what we do is very, very community driven, and it's the community, it's people like you. Jaunimas bando įsilieti darbo rinką. Deja, tų darbo vietų stinga. Štai Pixelmator įkūrėjas, garsios kompanijos steigėjas, rekomenduoja dirbti patiems. Bet ar išeitų taip visiems? Aš manau, kad Lietuvai reikėtų išmokti sąžiningai ir gerai dirbti kiekvienam žmogui. Ir būtų labai paprasta tada viskas. Kaip pasiekti progresą Lietuvai? Įdarbinti jaunus žmonės. Lietuva išliks, jeigu mūsų jaunimas eis į tokias eisenas. O jeigu neįtų į eisenas? Jeigu neįtų į eisenas, Lietuvos nebeliktų. Tai eiseno esmė? Eiseno esmė ir mūsų vaikų esmė. Jų pasąmonė esmė. Lietuviai yra Gedimino ir Vytauto palikuonys. Kokia? Tai yra didvyrių tauta ir arijų tauta. It's a very sad day for the wonderful people of Lithuania that there are politicians so low and so base that they would come and participate in a neo-Nazi event on the country's Independence Day in the heart of the capital city. Tiesa yra tauta. Vytautas, his charter of 1389 says that if a member of the safe majority sees a member of the insecure minority being attacked,
he has to rise and defend him, and if he doesn't, he has to pay a fine. That document of sheer genius, of generosity in the Middle Ages when Christian Western Europe was sinking in intolerance made Lithuania the greatest country in Europe. So it is so sad for me as a Litvak to come here today and have to listen to this rubbish. Pas mus nebuvo inkvizicijos, pas mus nebuvo genocido, pas mus nebuvo tautų persekiojimo. O kaip šiuo metu? Jokio persekiojimo nėra. O kaip teisena Lietuva lietuviams? Lietuva lietuviams tai yra simbolinė eisena. Simbolinė. Simboliškai galima, fiziškai ne. Fiziškai ne. O simboliškai galima? O simboliškai galima. Tinka? It would be very easy for the president to rise to the occasion and to say, as long as I am in office, there will be no neo-Nazi parade in the center of Vilnius on Independence Day, period. But there is the lack of that elementary political will, which is driving away tens of thousands and hundreds of thousands of young, inspired Lithuanians who should be building the country here. They don't want to waste their careers fighting these people, they leave. Siūlai. Turi siūlų? Siūlų! Nepataikau. Ir dabar kaip ir prieš 25 metus iš rezistentų Laisvės lygos perėmė estafetę Sąjūdis. Tai ir dabar kviečiu pasisakyti atkuriamojo Seimo pirmininką, Sąjūdžio vadovą, profesorių Vytautą Landsbergį. To nenuneiks gal niekas, ne istorikai, kad Sąjūdis yra įkurtas ir ta idėja kilus Maskvoje. Ne. O kaip sukurti sveiką visuomenę? Čia yra mūsų didžioji problema. Sako, štai mus vienijo priešo buvimą. Dabar nėra priešo, tai mes ir susipjovim tarpusavy. Labai atsiprašau, galėčiau pasakyti. Tik pažvelkim į tėvynės ir žmogaus nemeilę. Profesoriau, žiūriu, kad taip rimtai. Bandau pagauti jūsų šypsenėlę. Braukiam. Klausykit, o ką čia skaitot? Šį kartą antimikrobinius ir antiparazitinius vaistus. O ką kitais kartais skaitot? Anatomija, fiziologija, nu viską, ką reikia mano mokslams. Čia žmonės daug maž renkasi vienminčiai. Tai turbūt daug ką matėt. Teko. Kaip manot, kuo viskas baigsis? Mano nuomonė, tai turėtų baigtis, va kaip dabar viskas yra, taip ir turėtų likti. O ar ana pusė nusileis ar ne, tai neaišku. Principai neleidžia. Jeigu nebūtų principų, tai irgi jūsų čia nebūtų. Nu kažkur tai ne tiek principai, kiek norisi tos nors šiokios tokios teisybės. Požiūris į paprastą žmogų turėtų keistis. O čiagi dabar paprastas žmogelis, tai kai dzūkai sako grybo vietoj. Kas gali tai pakeisti? Nu, kas gali pakeisti? Visuomenė visą turėtų kažką tai daryti. Nesėdėti, nelaukt, kol iš valdžios pusės kas nors pasikeis, bet patys turi mitinguot, reikalaut, kas pagal konstituciją priklauso. Jeigu čia įsigalėtų teisybė, tai tada reikia manyti, kad ir kitur pajudėtų. Aš manau, kad aš gyvenu visavertį gyvenimą ir maža to dar kiek ir daugiau. Čia viskas primena bendruomenę, o gal nedidelę kariuomenę. Šventorius, bažnyčia, altorius, visi čia seserys ir broliai.
Namuose sunku išsėdėti, nes kadangi pergyvenimai, nežinai kaip čia kas. O čia matom, kaip mergaitė žaidžia, kad jinai šypsosi ir tada yra ramiau. Sak. Ko čia sak? Kiek jums metų? 14. Elena, o kada jūs spėjat paruošti pamokas? Aš nebūdama čia, aš jaučiuosi namie sėdėdama ar leisdama laiką su draugais, aš jaučiuosi blogai, nes man visą laiką toks jaudulys, kaip ir nervingumas. Istorija tai komplikuota. Mergaitės tėvas Augalotas nesutarė su jos mama ir prasidėjo velniava. Pareiškė, kad jie vaiką išnaudojo ir tapo pats įtariamuoju. 2 nužudimų baisių, tačiau ir jį netrukus rado negyvą miškuose prie marių. O brolio vaiką ginti ėmėsi sesuo ir nesiskaitė su niekuo. Ir tai bendruomenės galia pavirsta karo mašina, kuriai pats įsiūtis svarbus, nušluoja priešus į visus. Šie žmonės troško tik tiesos, bet jais visais pasinaudos. Šie žmonės ilgisi teisybės, bet taip ir liks jie patvoriniais. Tačiau sesuo sėdės Seime ir gins teisybę kaip ponia. Daug pokyčių reikalinga Lietuvoje, bet reikalinga tvirta valdžia, reikalingas tvirtas vadas, o ne kaip dabartinė šalies vadovė, kaip Seimas ir taip toliau. Tai yra visiškai atskira respublika. Jinai yra mama būtent šitos šalies, mes jos vaikai, kurie tikimės jos pagalbos visada ir taip toliau ir taip toliau. Jinai spjauna mum į veidą. Aš sakau, iš tikrųjų, išlikščiuosi tokia prezidentė. Ir jeigu man policija nesuduos bananų, nors vieną kartą aš pats jų paprašysiu. Nes aš jau noriu to, tiesiog noriu kraujo. Taip kaip jie nori sunaikinti tautą, mūsų žmonės, taip mes juos turim fiziškai irgi taip pat susidoroti su jais. Kada tas bus, nežinau. Bet taurės viršūnė persipildys. Čia reikia riešti taip, kad žinai, kaip žirnius į sieną. Iš principo jūs esate oportunistas, bet jeigu galima pasinaudoti, tai šitoj vietoj... Taip, visada, kodėl, Aš pats nelendu specialiai, kaip ir pas jūs dabar į ekraną, bet jums, jeigu pageidaujant, jūs norit, prašau, aš atsakau į klausimus ir pasifilmuoju, kas čia tokio. Tuo tarpu policija jau oficialiai patvirtino veiksmų planą, kaip elgsis per mergaitės paėmimo operaciją Klonių gatvėje. Neoficialiais duomenimis Kaip sakė, labai gerai, kad jau laimėjo šuo. Atleiskit, kad pavėluotai atvažiavo. Taigi, šiandien jūs gražiai meldžiatės, gražinate praeitį. Lietuva turėjo gerą praeitį, buvo graži religinė praktika, bet paskui okupantai viską sunaikino, dėl to, kad žinojo, kad šito yra tautos jėga. Dabar reiktų grįžti. Gerai, sudėjau visiems. Gal pakviesiu sukalbėti viešpaties maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Gerai, sudėjau. Nebėra jėgos. Rytoj galėsime mėgoti iki vakaro, man iš ryto jau reikia, jau darbai. Dar vienas patvorinis. Ar tiesa,
kad kiekvieną rugsėjį bobų vasarą širdį sušildo. Ką tu pjausi, jei nieko nesėjai, o lietus šulinių nepagirdo. Pažiūrėkit, mes į objektyvą patekom. Prelatė! Į KGB objektyvą! Iš visų pusių! Nejaugi jums žmogų reikia užmušti, kad suprasti, kad jisai gyvas. Kada mes vieningi bendruomenėje, tada mes vieningi ir kaip Lietuva. Ačiū. Prašau, čia va, kunigėlis atvežė, padalinsi, kas nori. Tai kunigas ir mokytojas užstoja kelią pas mažylę. Violetinė spalva, kokia galinga ji. Tave nužudė drąsiau, o kovan stojam 107. Bijo jie. Ir bijo labai labai stipriai. Bet jie gali nebijoti. Mes jų smarkiai neskriausim. Mes sudarysim sąlygas jiems pasitaisyti. Kas nespės, aišku, emigruoti iš čia, didieji nusikaltėliai, tai jau jų problemos. Koks jausmas apėmęs jūs? Jokio jausmo. Paskaitysi instruktažą. Klausom visi. Smurtas, prievarta, prievartiniai veiksmai prieš mažametę negalimi. Jeigu mūsų veiksmai neprasilenks su teisės aktų reikalavimais, mes ginsime kiekvieną jūs. Prašau globėją patraukti mergaitę nuo lango, nes jūs traumuojate vaiką psichologiškai. Stovėt mergaitė prie lango, stovėkit prie lango, nedaužkit. Stovėt prie lango. Ateikit. Prie lango, prie lango. Čia išgamos, čia iškrypėliai užvaldė valstybę, o šitus, galima sakyti, aš galiu pasakyti, aš juos galiu pavadinti šunimis. O šitai, va viskas. Viskas, Lietuvoje gyvenimo nėra, vaikam apsaugos nėra, nieko nėra Lietuvoje, viskas. Tai aš jau supratau, kad čia bus susidorojama iki negyvai. Turbūt šitą Bangladinę taip neėmė kaip šitą mergaitę. Savo akį mačiau, kad, man atrodo, juodkazis ant galvos deimantį tą dekutį užmetė. O ką jūs pasakytumėt prezidentai? Šlikštėnės visi. Paėmė vaiką. Ar jūs galite tvirtai pasakyti, kad padarėt viską, ką galėjau? Jo, bet paėmė vaiką motiną? Motiną? Jeigu mes šito vaiko neišgelbėsime, tai rytoj visi mūsų kaimynų vaikai bus privartaujami. Karo metai taip nebuvo, turbūt fronto linija. Tai be abejo, jie... Net aš neišsiklaidykit, jūs nesmano, ką aš noriu pasakyti iki galo, tai neišklausėt. Klausykit manęs ir laimėsite tą reikalą. Žinokit, aš galiu būti ten ir girdėsiu jūs, suprantėt? Parašykit, kad... Viktorai, nepasakyk. Davai aš... Visų žmonės išmėtė, atvykęs kaukėti bepročiai. Mačiau kaip mačiau kaip... Kas atsitiko? Aš nežinau. Lietuva tampa valstybė, kurioje prezidentės grįžimas į kraštą laikomas valstybės paslaptimi.
mes protestuojame prieš esamą sistemą. Kai iššvaistami 100 milijonų litų bet kokiam stambiam objekte, ar tai stadionas ir valdovų rūmai, kaltų nėra. Pro kitą pusę išmokti. Žiūrėkite. Pabėgau? Panašu, kad prezidentė pabėgo. Visi, ne tik pareigūnai, visi Lietuvos piliečiai, kurie bėga iš įvykio vietos, nusižengia įstatymui. Visi. O pirma dalis dėl... Čia skirtinga dalis. Tai gal galėtume? Po vieną klausimą. Ir man dar vienas, ir dar Maltos prezidentų, ir viskas. Tai galiu gal užduoti dėl Venckienės. Aš jau turėjau vieną klausimą ir atsakiau ir dar vieną. Dabar Maltos prezidentų liko. Jeigu nėra, tai ačiū uždėmesį. Šimašius. Teisingumo ministras. Einu. Sakom, gelbėkit mergaitę, sako, kokią mergaitę? Kad jis durnas yra. Aš dar iki dabar drebu. Aš įtariu, kad jis panašiai kaip Čikagoje. Jis links per galinį įėjimą ir taip pat išsilinks stengdamas būti nepastebėta. Sudarysim visuomeninę komisiją garliavos smurto aktui ištirti ir teisiškai jam įvertinti. Nelabai prisimenu, kas ten vyko, tik atsimenu, kad aš labai garsiai rėkiau. Ir aš jų prašiau, kad neleistų mergaitės pas mamą eiti. Dar vieną vaiką. Supratau, kad tai jau pabaiga. Aš susukau pirmiausiai profesorių Landsbergį. Paskambinau, kas čia darosi, informavau. Tai kiek žinau, jis po mano skambučio informavo prezidentą. Ačiū uždėmesį. Pastatė, sako, kad elektrą gamins tie malūnai, ką čia darys, aš nežinau, žinokit, tiesiog tai vat. Ateik, gandrai, ateik. Ateik arčiau, ateikit, gandriukai, mano, ateikit. Eina, pažiūrėk, po biskį, bet nelabai skuba. Tai galima malūnai tie ir geriau, negu kaip jie žada statytas elektrinės. Ir tokias sumas pinigų mokėti, tai Lietuva taip jau praskolinta visa. Tai tada, kaip imbrisin skolas, kada nei mūsų vaikaičiai netiduos tų skolių. Ką Lietuvos politikam pasakytumėte, jeigu sutiktumėte? Pasakyčiau, kad jie pasitrauktų, jeigu nesugeba dirbti, užleistų jaunus žmonės, arba nežinau, nu kam žmogus išnaudoti per pačią Lietuvą. Gaunam pensiją, gaunam atlyginimus ir da pasivagiam, nu ir kam taip daryti. Paskui vis tiek viskas nuveina. Jau jis tai nenusineša į kapus, kad tai vasaktų jau auksinis karstas, arba jis jau nemirs, tai tuščiai jau da, kad tai pasiteisyčiau. Jau žmogus nuo mirties gali jau viską atiduoti, bet jeigu te palais kažkam tai, kokiom moterim, kokiom meilužėm, tai jau čia iš vis absurdas yra. Kaip ir pats tas ponas Brazauskas būdamas. Tai čia jam reikėjo, pats serga, pats negali ir tą žmoną savo paliko ir klausykit, ir čia su šitas susidėjęs dabar tiesiau, tai jau dabar nesusidėjau, dabar išėjo, jau dar paliko. Nu ir ką jūs čia užgyveno, tą patį, ką ir aš užgyvensiu. Ir bulite, va jau kadaise. O ta beina galva iškėlus turtų prisiplaišus visokių, nu ir ką to. Jis ypatingai, sakyčiau, pabaigė gyvenimą kaip šventasis. Ir todėl štai jūs visi tie deimantai stovite čia po kelių metų. Švieskite ir toliau. Bandykite ir jūs Lietuvai padėti gyventi. Ką jūs kritikam pasakytumėt, kurie iki šiol prisimena, tarkim, tą viešbučio istoriją ir panašiai? Viešbutis buvo čekinė privatizacija ir tegul tie kritikai visi pasižiūri į didesnius objektus. Va. Ir tas viešbutis yra smulkmena Lietuvos turte. Yra lašas dideliai jūroje, galiu pasakyti, net vandeninė. Mergaitė, per daug kultūros gauzę atsidarysit slaugos ligoninę. Žakai, kiek gauni už miesto šildymą? Ką apie programas manot? Nieko, neskaičiau nei vienos. Kodėl?
Todėl, kad nėra jų paprasčiausiai. Rinkimus kaip išvengti reikia. Mes nepasitikim Seimu ir sakom, kad jis korumpuotas. Bet ir rinkėjams панашу įstatymai немотais. Ну так она же не может одна, ейгу и нема, su viena и не гирди. Ручки нету, здесь не голосуют, в кабину надо идти. Žalaitų daugiau negu mūsų mandatų. Laikai praėjo, daugiau Ale? Nu tai gerai, davai kur nors restoranų sakyk uždarą. Oi, labai. Sėdu ir važiuoju. Duotų ar ne? Mano užrašas. Joniškio Saulius. Nu, kaip čia dabar? Vyriausybės formavime, mano nuomonė, negali dalyvauti partija, kuri įtariama rinkimuose padariusi daugiausiai šiurkščių pažeidimų, įtariama dėl juodosios buhalterijos ir neskaidrios veiklos ir kurios partijos lyderiai yra kaltinamieji baudžiamojoje byloje. Neliečiamybės atėmimas nemaloni procedūra. Ir darbo frakcija darbuojas, jei rūpi lyderio dalia. Jie dėl biudžeto šantažuoja net koalicijos draugus. Po to parodo gerą valią, įkalbinėja jau kitus. Bet koalicijos kolegos nusprendžia vadą paaukot. Ir vos netapusi premjerų kančioms Temidės atiduot. Nesuveikė mano kartelio skaityti. Už biudžetą, prašom. Niekada neturėjau jokių reikalų su teisėsauga. Ir tik dėl to, kad demokratinė teisinė valstybė būti pirmininku ir dėl to reikia sėsti, tai būtų absurdas. Atvirai ir drąsiai tai sakau, ar aš galiu keisti kitus, kada tai darė mūsų partijos dalyko. Mes buvom gal gudresni už Uspaskichą. Mes kaltė ta, kad jisai vedė buhalteriją, o mes nevedėme. Pasidalinom pinigus ir nėra po pinigų. Štai koks yra skirtumas. Prieš jūs stoja nusikaltinės ir jūs visi tokie švarūs. Tau labiau ten yra pirštinės baltos. Prispausti Seimo nariai, net tie, kurie draugai, su kuriai kažkada tą čarką išgerdavom, net bijo prieiti pasisveikinti. Bet tik to. Kur Algirdas Butkevičius? Premjerė! Premjerė! Ei! Ar jums reikia galvos, ar vis tik taip jūs norite nustatyti tiesą, kad yra nukentėję valstybė nuo mokesčių? Šiandien, jeigu jūs man pasakysit, po 5 minutės specialiai sukaupti pinigų antstolių kontorai specialiam sąskaitį, kuri turi būti pravesti į mokesčių inspekciją. Jeigu jūs pasakysit, pervidu, ką jums reikia dar? Kraują pagelbėti. Jums ką? Vieną atidaryti ir duoti pačiulpti. Štai jūsų veidmainystė ir švara, gerbimieji. Yra politinė byla. Aiškiai ir suprantamai. Gerbiamas Viktorai, kiek dar laiko reikia? A jūs pirmininkas skubat kur nors? Nu, kada? Ką dabar darysite artimiausiu metu? Einu, stapariką padarysiu. Aš dėl Uspaskicho tai atlikau kalėdinę išpažintį viešą. Bet už kalėdinę išpažintį neturėtų ir žodžių bausti. Su kiekvienu naujai skiriamu susitinku asmeniškai. Noriu matyti jūsų akis, noriu žinoti, kuo gyvenate, kaip įsivaizduojate savo darbą. Noriu paspausti jums ranką ir žinoti jūsų problemas. Todėl turėjau progos pajusti teisėjų išgyvenimus dėl šalia esančių
ar buvusių kolegų. Dėl tų žmonių, kurie daro gėdą mums visiems. Negi nori man sugriauti šitą, kaip tą pasakyti, karjerą. Ну nueik tą kamerą. Nu tu šūdo gabalė. Jopai. Ta medinė komunikacija, aš tokia formali komunikacija, kuri vyksta iš aukštų lygių, jinai neveikia, realiai neveikia. Neveikia ir gal net daugiau sukelia visuomenės susierzinimą. Žinant, kad stereotipai apie teismus yra nepakankamai geri. Kokioje kitoje valstybėje dar teisėjai savigynos tikslais reiktų įkurti blogą ir aiškinti visą tai, ką jis daro savo konkrečioje nagrinėjimo byloje. Teisėjau, kokios reakcijos tikitės iš žiniasklaidos? Objektyvios? Objektyvios. Juk čia ar teisėjo darbas? Teismas visiškai išteisino kaltinamą Ūsą. Tai yra absoliuti reabilitacija išteisinamas nuosprendis. Ir padarė kategorišką išvadą, kad vienintelė reali vaiko seksualinė patirtis yra įgyta 2008 metų lapkričio, 2009 metų rugsėjo mėnesiais jos tėvo namuose įkyrių, nekvalifikuotų ir neteisėtų klausinėjimų bei filmavimo metu. Vaiko tolimesnė apklausa yra beprasmė ir jo atmintis yra ištrinta. Koks ten pirmas klausimas buvo? Iš tiesų buvo atliktas ir Stankūnaitės, ir paties Ūso tyrimas poligrafu. Tai, kas yra byloje, tai yra lentelė su klausimais, atsakymais ir reakcijos. Tos reakcijos yra nevienodos, nevienareikšmiškos ir nespecialistas gali jas vertinti tiek kaip kaltinančius įrodymus, tiek kaip teisinančius įrodymus. Tyrimą atlikęs specialistas turi fiziko išsilavinimą, todėl akivaizdu, kad jokios kvalifikuotos interpretacijos pateikti negali ir nepateikė. Tai jūsų kabinetas? Taip, čia mano darbo vieta. Poligrafo šitoj naudojimo srity. Pavadinkim, nuo beveik nulinės fazės, nuo outsiderių. Mes šiandien bendraujam su pačiais gigantais. Rusijoje, čia Barcelonoje buvo susirinkę įvairių šalių specialistai. Senovės žiniai irgi naudojo tos metodus labai racionalius, gudrius, kurie irgi buvo paremti psichologija ir žmogaus psichofiziologija. Jumis gali manipuliuoti ir naudotis, pavyzdžiui, kokios nors valstybės institucijos? Teoriškai gali visada. Man kažkaip pasisekė, manim nepasinaudojo. Galbūt man pasisekė. Nenorėčiau, kad tai būtų. Aš tikriausiai nusišalinčiau. O kaip manai, kas su Kėdyte šiuo metu yra? Kas su ją vyksta? Aš abejoju, kad apskritai kažkas su ją vyksta. Tu supranti, kad jeigu valstybės yra saugomas asmuo, tai valstybė prisiima atsakomybę? Aš manau, kad valstybė tikrai galėjo tai padaryti, nes valstybėje dar, manau, netokių žmonių yra, kurie galėtų nužudyti vaiką. To pasitikėjimo nėra ir jis yra pagristas. Taugi reikės šiandien mokytis, tau reikės šiandien... Ar tu supranti, kad šita valstybė, jinai iš tų pačių žmonių ir sudaryta, tai kaip tu gyvensi šitoje valstybėje? Aš nežinau, iš tikrųjų, aš po gegužės 17 įvykių pirmą kartą pagalvojau apie emigraciją. Atvažiuoju čia turbūt per porą metų 4 dienom ir kuo greičiau noriu iš čia išvažiuoti. Kodėl kuo greičiau? Todėl, kad man nepatinka čia būti. Aš neskaitau čia savo gimtinę. Gimtinė yra ten, kur tu nori grįžti, o čia grįžti visai nesinori. Kiek jau metų sėdi tie patys ir tie patys veidai miega Seime? Atėjo jauni politikai, padarė ką nors, nelabai pasidarė tokie pat kaip ir senieji. Kai suprasim, kad reikia gerbti vienas kitą, tai ir gyvensime gerai. Nusišypsojus kitam žmogui lauki to paties. Ir va to atsako kartais tikrai nesulauki, labai gaila dėl to. Tai aš palinkėčiau visiems, kuo daugiau šypsotis vieni kitiems, būti nuoširdesniem, ištiesti ranką pirmiem, nelaukti pakvietimo ir reikia stovėti kartu susikibus už rankų vėl, tada kažkas keisis. Aš bent viliuosi.